Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Kada reikia prezentuoti mūsų amatą Vilniaus krašto verbą, tai mes tiesiog tada parodom savo etnografinį vaidinimą, iš kur ateina verba. Jinai iš kur ateina? Iš laukų, iš žmonių širdžių, ir žinoma, lydima visą laiką yra dainomis. Priejau dvarelį, sustojau. Autentiškoji verba tai susideda iš 3 komponentų. Tai yra kadagys, tai yra blindė ir berželis. Ir kartais dar būdavo ta verba buvo papuošiama pavasariniam gėlytėm, tokie bruknuojos ar dar kažką tai. O Vilniaus verba susideda iš pagaliuko, lazdyno kotelio, na ir va, kaip matot, iš tų visų žolelių, augančių laisvai gamtoje. Vilniaus krašto verba savita, dekoratyvi, visoje Lietuvoje paplitusios verbos atmaina. Tai meninė sausų gėlių ir žolynų kompozicija, kurios gyvavimą palaiko sakralinė funkcija. Verbos yra svarbus Velykų ciklo atributas, o pastaraisiais dešimtmečiais ir išaugusi meninė, dekoratyvi namų, įstaigų, interjero paskirtis, regiono ir nacionalinės kultūros simbolio vaidmuo bei ekonominė nauda. Tradicija susiformavo ir iki šiol gyvuoja šiaurės vakarų kryptimi nuo Vilniaus įsidėsčiusiuose kaimuose, krašte, kuriame persipynė lietuviškosios ir lenkiškosios kultūros tradicijos. Senais laikais, kai dar reikėjo papuošti procesą, būtent vežimus, tai puošdavom papiriniam lelijom. Nes vis dėlto per Švento Kazimiero atlaidas būdavo pagerbimas, o kaimo moterysgi negalėjo šito padaryti, nes popierius tai buvo labai brangus. Tai būtent tai ta Vilniaus verba, jinai vis tiek buvo sukurta va čia mūsų apylinkėse, tas pirmajam areale, iki pat Kriaučiūnų kaimo, galbūt netgi iki Naujojo kaimo. Ir tai buvo būtent tų kaimo moteryčių tam tikras galbūt įdirbis, nes jos buvo labai kuklios. Pirmosios ikonografinės žinios apie verbų rišimą mus pasiekė iš XIX amžiaus vidurio. Vilniaus verbų rišimo tradicija susiformavo ir iki šiol gyvuoja, perduodama iš kartos į kartą. O jo vystymasi lėmė ir susikloščiusi rinka. XIX amžiaus viduryje jos pardavinėtos prie Vilniaus bažnyčių verbų sekmadienį, o nuo XX amžiaus 40-mečio tapo neatsiejama kaziuko mugės dalimi. Šiandien Vilniaus verbos parduodamos daugelyje kitų mugių Lietuvoje bei užsienyje, dainų šventėse, festivaliuose, kaip savitas liaudies meno dirbinys eksponuojamos parodose. Verba buvo reikalinga būtent tai atlikti sakralinę funkciją, pašventinti, papuošti šventosius paveikslus arba šiaip pakišti kažkur tai po balkių, tai nereikėjo per daug jų didelių išmeslų, tiesiog reikėjo surinkti tas, kas augo šalia pat, kad nebūtų per daug jokių išlaidų ir pagaminti. Ir manau, kad tos galbūt pirmosios verbos pradžioje buvo tik tai daromos arba išomos savo reikmėms, kada buvo perteklius, tai buvo mainomos, o po to jau tiesiog atsiradus kaziuko mugei ir galėjo prezentuoti būtent tą verbų rišėjo amatą. Dekoratyvių verbų gamyba ilgas, sudėtingas, žinių, meistriškumo, meninio skonio reikalaujantis darbas. Augalų rinkimas, džiovinimas, dažymas trunka beveik ištisus metus. Tik tuomet atsidedama kūrybai. Verbos komponuojamos ant lazdyno kotelio, dėstant natūralias arba dažytas gėles,
kitus laukinius ir namų darželiuose užaugintus augalus. Kiekviena verbų rišėja pati savo ir ruošia tos žaliavas. Viskas apie tų augalus reikia žinoti, kada iki žydėjimo, kada po žydėjimo rinkti, tos žinot, irgi reikia. Jūs žinoti augalų brendimą. Apie 700 žolių žolelio mes naudojam, vien tik tai viršūnėliams, būtent tas nendrelės, jų yra labai daug rūšių. Mes labai gerai mėgstam rišti iš kraujažolės. Kraujažolė tai tokia labai tikrai patvari medžiaga ir dauguma mūsų mėgsta motejukos, nes tai irgi labai vis dėlto tampri ir gera medžiaga, kuri visą laiką labai gerai išlaiko formą. Tiek pat bitkrėslę. Reikia tik tai laiku surinkti, sužinoti, kur auga ir dabar dar mes pradėjom naudoti balzaminę bitkreslę, jinai labai gražiai kvepia. Tai vat, jeigu įdėsim raudonėlį, jeigu įdėsim balzaminės bitkreslės ir tos paprasčiausios bitkreslės ir šlamučių, tai mūsų verba ne vien tik tai reiškia kvepės vat tais kitais dažais, o jinai kvepės ta vadinamoji natūra. Pas mus nėra tokių kaip gėlėm atostogų. Jeigu pavėluosi, tai ta žolė negraži bus. Dažniausiai Vilniaus verba susideda iš vieno elemento, kuris kartojasi 3 kartus. Vilniaus krašto verbų spalvos ir ornamentai artimi liaudies tekstiliai. Iki šiol mėgstama derinti natūralius ir dažytus augalus. Itin gausi dirbinių formų įvairovė nuolat kūrybiškai atsinaujina. Tuo pat metu išsaugant ir senuosius pavidalus – volelines, plokščiasias, rykštelines, kitų formų verbas. Na, o gabiausios meistrės susikuria savo individualų braižą. Aš darau tokius, kaip močiutė daro ir turi savo stilių. Spiralinis darysiu iš motejukų, jie labai man patinka. Aš pinu irgi visokios verbos, bet man dabar kažkaip tai nežinau, tokios valilinės verbos prie širdies, čia reikia labai daug tokio kruopštumo. Verbos formas turi kažką tai priminti, nes iš tikrųjų jinai yra kaip volelis arba kitaip kalb kočelinės, dar kitos tokios didesnės, dar vadinama austinėmis verbomis arba divaninėms, nes vis dėlto kaip būtent raštai buvo paimti iš kilimų. Tai čia yra labai gražiai, apvaliai reikia, kaip ir pasakoja Teresė, kad reikia, bet ryšant būtent volelinės verbas, reikia labai gražiai sugalvoti raštą. Jeigu tai yra tam tikra geometrinis raštas, tai jis turi būti tikrai labai gražiai apskaičiuotas. Bet čia yra vainikinė verba, kuri kitoj pusėje jau tikrai padaryta autentiškai, nes šita verba buvo daryta gražiausios verbos konkursui. Svetlanos Kozlovskos ir jinai jau tikrai labai gražiai tą verbą nurišo, tai panašiai kaip ryšo kadaise jos Anyta. Dažna senesnė verbų rišėja sako, kad senais laikais žalia spalva buvo, reiškia, dažytos tik tai viršūnėlėm, po to jau tos spalvos paplito. Jinai maždaug tokio dydžio ir turėjo būti senais laikais, dabar žinoma daro ir mažesnės, ir galbūt dar didesnės, bet va ta visa proporcija labai gražiai išlaikyta. Sakoma, kad širdelės formos verba atsirado iš būtent tų pravoslavų meduolių, iš to pirnikų vadinamojo širdelių. Ir šiaip urbanistika labai stipriai įtakojo verbų rūšis, nes vis dėlto žmogus kažką tai matydavo ir jis sugebėdavo atkurti arba jam taip vaizduotę pasakydavo, kad vis dėlto reikia į verbą kažkokiu tai naujų dalykų įnešti. Ir tai turim padėkoti visų verbų rišėjom, kurios tikrai tas verbas įvairina. Nes šiandieną mes esam pririšti prie mūsų pirkėjo, turim tautinį paveldą ir turim liktai paruošti labai platų asortimentą pirkėjui per Kaziuko mugę, kad jis pažintų Vilniaus verbų tradicijas per įvairias formas. Ir tada mes ir pateisinam galbūt savo išradingumą arba savo, kitaip kalbant, tą vystymąsi arba netobulėjimą. Vilniaus verbos neiškeliaus iš mūsų arealo niekur. Vien dėl to tai kaip pelenės kurpai, tai jinai tinka tik tai tai kojai, kuriai priklauso. Iškia, mes čia ir geografiškai esam tam areale, kur
paskutinis ledynmetis mums paliko šitiek žalumos, šitiek žolynų, kur mes galim ryžti ir pagaliau čia gyvena gyvosios verbų rišėjos tradiciškai. Tokia meditacija, man labai patinka pinti. Aš nežinau, gal todėl, kad ir mama, ir močiutė pinė, aš nežinau dėl ko. Man patinka. Ir aš žaviuosi savo darbu, žinot. Ta pačia verba, žinot, paimsi rankas ir man kažkaip jie duoda kažkokios energijos, aš nežinau, daro tokią malonumą. Žmonės turi ryžti, nes nuo pat vaikystės matė šitą amatą. Jos pribijo pasakyti, kad jos tęsia, jos tiesiog gyvena, jos tai yra gyvenimo būdas. Prie jaunos mergelės, prie jaunos mergelės, prie jaunos mergelės, rūtų tarp žalių.